Tai yra pats populiariausias mūsų dujinių grilių Char-Broil Professional Pro S3. Char-Broil Professional linija turi 3 grilius - 2 degiklių, 3 degiklių ir 4 degiklių. Taip pat jie turi ir nerūdyjančio plieno versijas, apie kurias galbūt pakalbėsim vėliau. Tai yra tiesiog juodos spalvos griliai, kurie yra visiškai identiški. Bet šiuo metu mes apžvelgsim būtent šį grilių. Tai kuo ypatingi Char-Broil griliai yra tuo, kad jie turi True Infrared technologiją. Tai yra būtent jų patentuota technologija ir kuo tai yra ypatinga, jų tikslas yra padaryti, kad visas kepimo plotas būtų visiškai tolygus. Kai kepam tolygiai, tai reiškia, nebereikia galvoti, kurioje vietoje mes padėdim mėsą, kad nebūtų kažkur karštų ar šaltų zonų. Kaip tai veikia? Ganėtinai paprastai. Yra vietoj tradicinių tokių mažesnių deflektorių, kurie yra tiesiog tokios kaip plokštelės, kurios yra virš degiklio, mes turim tokią plokštę. Ką jinai duoda, tai yra tai, kad po apačio temperatūra susikaupia tolygiai ir jinai paskirstoma visiškai tolygiai. Kitas dalykas, kas ganėtinai svarbu, kai mes kepam mėsą, nebūna jokių ugnies pliūpsnių, nes šita plokštė vėlgi taip pat jinai apsaugo būtent, kad nebūtų ugnies pliūpsnių, reiškia, maistas, kai jis kepa, jis neturi to tokio degėsio skonio, o jisai būtent turi tą tikrą griliaus skonį. Ir dar vienas labai įdomus niuansas dėl to, kad yra infrared technologija, reiškia, kaitra susikaupia po apačią ir jinai radijuojama maždaug tokiu būdu, mėsa iškepa iki 50% sultingesnė. Ką tai reiškia? Reiškia, kad jinai tiesiog šiek tiek greičiau kepa, kaitra daug geriau perdama į mėsą, tiesiog nedžiūva. Ir irgi labai vienas įdomus dalykas yra tokie rieveliai šitoje vietoje, tai kas vyksta, tai kai laša riebalai, jie nulaša ant metalo gabalo ir būtent ant metalo. Ir jie garuoja atgal į mėsą ir tai būtent duoda tą tikrai barbecue skonį, barbecue kvapą. Tai šitos plokštės, ką jis padaro, tai būtent tai, kad būtų tolygiau tiesiog su jomis žymiai kepti. Daug kas klausia, ar sunku jas valyti. Ne, tai yra valoma lygiai taip pat kaip ir visi kiti griliai. Tiesiog mes iškaitinam aukštoj temperatūrai, viskas sudega ir nušveičiam su šepečiu. Arba galima šveisti su specialiu įrankiu, kuris yra irgi pridedamas į komplektą. Jis tiesiog kuo puikiausiai eina į šitas juostas ir galima nuvalyti. Aš praktikoje jį naudoju daug kartų, tai valymas iš tikrųjų yra ganėtinai paprastas ir tai tikrai nesukelia kažkokių papildomų dalykų. Ir šitą būtent plokštę, šitos infrared technologija, jinai iš tikrųjų padaro tas, kad kepimas būtų daug tolygesnis, tai kepimas ir tampa tiesiog lengvesnis, kai nereikia galvoti, kur padedi, tiesiog daug paprasčiau ir lengviau kepti. Antras dalykas, kuo ypatingas šitas grilius, tai yra tai, kad jie turi infrared degiklį. Tai šitas infrared degiklis skiriasi nuo pirminio, tai čia yra infraredinis degiklis, kuris dujų pagalba, tiesiog yra daug mažų porų, kurios susipildo kaip maži degikliai ir jie sudaro labai aukštą temperatūrą. Tai čia mes galim gauti iki 500 laipsnių temperatūrą ir jie pakyla gan greitai. Per kokią 2 minutės mes jau turim 500 laipsnių. Ir ką tas duoda, ką mes naudojam, pirminė paskirtis yra būtent labai gerai skrudinti steiką. Tai tarkim, turim storą steiko gabalą, mes turim viduje pasiekti tą vidinę temperatūrą, tarkim, vidutiniškai kepto steiko 55 laipsniai, bet kadangi jis yra storas, mes jį turim pirmiausia apskrudinti gerai ir tada, sakykime, dakepti. Tai čia mes su tais 500 laipsnių labai gerai apskrudinam steiką, labai gerai užveriam poras, nes tai yra labai aukšta ir intensyvi temperatūra. Taip pat mes galim tiesiog daryti reverse sear, tai paprasčiausiai mes šitoj vietoj šitų 2 degiklių pagalba mes steiką iš lėto netiesioginiai šitus kuriam, šito nekuriam netiesioginiai temperatūrai, tarkim kokį tomahawką, gerai iš lėto pakeliam temperatūrą iki 50 laipsnių ir jau kai matom, kad temperatūra vidinė artėja ties 50, užkuriam šitą infrared šoninį degiklį, perdinam ir labai gerai apskurdinam. Tai nėra žaislas, tai yra iš tikrųjų ganėtinai naudingas aparatas, jis ganėtinai labai gerai tiesiog pakelia ir skurdina tas temperatūras. Daug restoranų turi pas save apskritai tiesiog kaip atskirą infraredinį degiklį, kuris atskirai skurdina, daugeliu grilių turi karštasias zonas, bet kadangi tai nėra infrared pas kitus grilius, tai jie tiesiog nepakelia tos tokios aukštos temperatūros. Šiuo atveju, kai yra tie 500 laipsnių, mes galim labai gerai skrudinti. Taip pat mes galim jį naudoti tiesiog kaip paprasčiausią šoninę viryklę, tai tiesiog pasidėti keptuvę ir paprasčiausiai pasiskrudinti, arba mes galim dėti, tarkim, wok keptuvę, nes wokui irgi reikia labai tos aukštos temperatūros, labai aukšto intensyvios temperatūros į vieną vietą tam, kad mes labai gerai skrudintume.
Charbroil taip pat išleido tą tokį priedą, tai yra Wind Protector, arba kitaip sakant vėjo apsauga. Jeigu labai, sakykime, stiprus vėjas arba esam pajūryje, gali šiek tiek tą kaitrą išskaidyti, dėl to mes ją papildomai apdengiam ir apsaugom. Bet tai yra labai įdomus priedas dėl to, kad jame padarė tokias vieteles, tai galima įsidėti į iešmelius. Tai mes galim tiesiog sudėti iešmus ir kepti tradicinius šašlykus, arba galim kepti japonišką jakitori, nes japoniškas tai yra jakitori arba hipachi, tie mažiukai griliukai, jie irgi labai kepa labai aukštoj temperatūrai. Tai šiuo atveju mes galim lygiai tą patį atkartoti čia, mes galim dėti mažiukus iešmelius ir kepti tiesiog japonišką grilių. Dar vienas man labai patinkantis dalykas iš to grilių yra tai, kad būtent Charbroilas yra išleidęs Made to Match sistemą. Ką tai reiškia? Reiškia, kad šį grilių mes galim susikomplektuoti taip, kaip mes jį norime. Tai gauname, tarkim, tokį grilių, koks jis yra, ir mes galime jam pridėti krūvą priedų. Tai pavyzdžiui, jeigu mums reikia iš šono daugiau vietos pasidėti, tarkim, picos akmenį ar ten kepimo plokštumai, mes galim iš šono prisidėti papildomą tokią kaip spintelę ar laikiklį ir tokiu būdu mes viską laikysim vienoje vietoje. Galima, tarkim, ganėtinai labai įdomų dalyką, tai pjaustimo lentelė ir šiukšliadėžė kartu su laikikliu popieriniam rankšluosčiui. Nes mes į šitą dalyką žiūrim į grilių kaip į lauko virtuvę ir šiuo atveju mes nenorim vaikščioti vidų, nenorim nieko daryti, mes norim viską vietoje ir norisi kartais tvarkingai kažką mes kepam, pritaškom, reikia rankšluosčių nusivalyti rankas. Ir mes tai galim paprasčiausiai šone čia turėti prie pačio griliaus. Yra ir kitų priedų, tai tarkim gali būti butelių arba padažų laikikliai, gali būti, kaip ir minėjau, tiesiog papildomos plokštumos, kurios įsideda į grilių. Galima netgi su šiuo griliumi turėti tokį priedą, tai yra anglių dėklas. Tai kitaip sakant, ištraukiam visas groteles, įdedam šitą dėklą, įdedam anglis, užkuriam su dujomis, įdedam atgal anglis, užkuriam su dujomis, įdedam atgal groteles ir tada mes galim kepti tiesiog su paprastu angliniu griliumi arba daryti kažkokį rūkymą. Aišku, yra jam pilna rūkymo dėžučių, yra mėsos sukėjų, yra netgi papildoma apačioj lentyna, jeigu mums reikia daugiau susidėti priedų, tarkim, mes turim daugiau visokių drožlių, daugiau visokių įrankių, mes juos norim susidėti, tai šitas irgi labai patogu. Tai mes šitą grilių galim susikomplektuoti taip, kaip mums patogu. Charbroil Professional Pro S serija išsiskiria būtent tuo, kad jie yra padaryti iš nerūdijančio plieno. Tai kuo daugiau nerūdijančio plieno, to yra geriau, nes nerūdinti plieną yra labai lengva prižiūrėti. Daug kas galvoja, kad galbūt gražiau juodas grilius, gal taip ir yra, bet daug praktiškiau yra būtent nerūdijantis dėl to, kad tarkim, kepam, kažką prilašinam, galim labai lengvai nuvalyti, galim naudoti įvairias chemijas, nes čia nėra jokių dažų ir kadangi tai yra nerūdintis plienas, savame suprantama, jis tarnavo daug ilgiau. Būtent nerūdijančio plieno serija yra visą laiką, nesvarbu koks tai gamintas bebūtų, jinai yra brangesnė dėl to, kad yra tiesiog brangesnė medžiaga, ją šiek tiek brangiau pagaminti, bet būtent nerūdintis plienas jis ir tarnauja ilgiau ir būtent, tarkim, kai dangtis yra nerūdijančio plieno, pavyzdžiui, mes čia turim dvigubą, sakykime, tą dangtį, tai tam, kad čia būtų papildoma karščio apsauga, kad karštis netaip greitai išgaruotų ir dėl to, kad yra dujinis grilius, jam sukyla aukšta temperatūra, būtent nuo kaitros nerūdintis plienas čia galėtų kaip ir pakeisti spalvą, bet dėl to, kad tai nėra, būtent dėl to, kad yra tas dvigubas, sakykime, dangtis, tai šitoje vietoje mes turim pilną apsaugą. Tai nerūdintis plienas yra daug saugesnis variantas, jis yra daug ilgiau tarnaujantis, nes jeigu taip ir bus kažkuriam metu mes darysim dangtį, atsitrenks jisai į sieną ar kažkur, nenutrupės jokie dažai, nes čia tiesiog, bus įbrėžimas, bet tai bus tiesiog įbrėžimas arba kažkoks mini įlenkimas, bet nenutrupės dažai, jie nepradės rūdyti ir mes visą laiką naudodami chemiją mes galėsim rūdinti plieną išvalyti arba išpoliruoti. Keletas įdomių niuansų su šiuo griliumi. Visos rankenėlės turi LED šviesas, tokiu būdu mes naktį galėsime matyti, kurio metu, kokiam galingumui mes kepame. Kadangi Charbroil atkreipė dėmesį kiekvieną detalį, jie taip pat ir pridėjo alaus atidarytuvą. Dar vienas ir svarbus dalykas yra būtent tas, kur viską susidėti. Tai kaip galima sudėti čia, mes turim ganėtinai daug vietos, tai yra didesniam balionui, kuris yra realiai 11 kg, tai tokiu būdu užteks mums dujų ganėtinai ilgai. Mes galim tiesiog dėtis dar vieną mažesnį balioną, laikytis čia, gal net ir tilptų abu tokie, arba galim, kaip rodžiau, užsidėti papildomas tiesiog lentynas ir čia viską susidėti ir aišku, viduje yra kabliukai visiems įrankiams. Tai kaip sakant, mes turim čia lauko virtuvę, lauko spintelę, nereikia nieko namie papildomai laikyti, mes galim viską vienoje vietoje susidėti. Perteklinius riebalus labai paprastai išvalyti dėl to, kad riebalų indelis yra labai lengvai pasiekiamas.
Tai pabaigai, Char-Broil Professional dujiniai griliai realiai į vieną grilių sudeda daug. Nerūdijančio plieno korpusas, dėl ko grilius tiesiog tarnaus daug ilgiau. Infrared technologija, kuri padaro, kad kepimas būtų visiškai visur tolygus, kad nebūtų jokių papildomų ugnies pliūpsnių ir maistas nesudegtų ir tiesiog, kad mėsa keptų iki 50% sultingesnė. Taip pat svarbus dalykas būtent šoninis infraredinis degiklis, kurį galime visą laiką naudoti kaip paprasčiausią variklę, bet jisai pakelia labai aukštą temperatūrą ir jis tikrai labai naudingas ir jis padaro grilių tiesiog daug universalesniu, nes mes galim naudoti kaip japonišką griliuką arba būtent pagal jo pagrindinę paskirtį labai gerai skrudinti steikus labai aukšto temperatūrai ir tokiu būdu gauti mėsą tiesiog sultingesnę. Ir taip pat būtent šitas grilius turi labai talpią spintelę, tai mes galime viską susidėti. Tai šiuo atveju už tą pinigų sumą tai yra vienas geriausių šiuo metu rinkoje grilių, kadangi už tą sumą, kurią mes sumokam už šitą grilių, mes gaunam daugiausiai.